Na va, dar truputį pakalbėsiu. Iš Semjelė Rotonti, iš šito ūkio. Sėdžiu prie lavandų, ant šito grunto, tokio akmenuoto, kaip jinai sunkiai iš tikrųjų išauga. Ne, tiksliau nesunkiai, nes jeigu jinai išauga štai tokia, vat, graži tokia, visa kudlota tokia. Tai aš manau, kad jai patinka čia augti tarp šitų akmenų, nors atrodo aplinka labai tokia, jai yra įtempta turėtų būti. Kartais ir mes, žmonės, ir man tai buvo. Aš gyvenau labai įtemptoj aplinkoj, labai suspaustoj, labai nervingoj, stresinėje aplinkoj. Nes man nepatiko tai, ką aš dirbu, nuo ryto iki vakaro. Nors gavau daug pinigų, uždirbdavau daug pinigų, bet kas iš to, jeigu tau nepatinka tai, ką tu darai? Kas iš to, jeigu tu jauti, kad tu neturi savo laisvės, kad tu neturi savo judėjimo laisvės, kad tu prisirišęs prie to atostogų, kada tau duoda arba neduoda, ar ne. O tu esi žmogus laisva siela, kuri nori judėti tada, kai jai jaučiasi, kad norisi judėti, kai tu viduje jauti tą poreikį judėti, veikti kažką, ar ne, kurti kažką tai savo gyvenime, kažką duoti į tą pasaulį. Tai va. Tai šita vieta yra apie tai, kad tai padėjo man ištrūkti iš įprastos aplinkos, dėžutės, kurioje gyvenau. Gal net iš matricos, sakyčiau, visaip galima pavadinti. Bet iš tikrųjų tai buvo dėžutė, kuri mane sunkiai paleido. Tiksliau, aš savęs nepaleidau. Aš buvau save uždarius. Sociumas buvo uždaręs, aš save aišku buvau uždarius. Ir galiausiai kažkaip praplyšo viskas, kai jau nebegalėjau daugiau kentėti, praplyšo. Ir aš išskridau. Ir štai skraidau jau 12 metus. Skraidau, nes iš tikrųjų darau tai, kas man labai patinka. Aš edukuoju žmonės apie holistinę aromaterapiją, edukuoju žmonės, arba tiksliau palaikau juos, vedu juos, gal net needukuoju. Tai yra net ne tai, kad paskaitos, ne seminarai, o tiesiog vedu, lydžiu žmonės, bendrauju, draugauju. Ir mes einame kartu, kiekvienas savo gebėjimais, savo kūrybingumu, tačiau į tą pačią pusę. Į asmeninę pilnatvę. Vienintelis dalykas, turbūt, kuris yra sunkiausias, tai yra sprendimas. Sprendimas, pasitikėjimas savimi, ne manimi, o pasitikėjimas savimi, kad tu tą gali. O galimybių yra labai daug. Ir šitoj vietoje, šitam versle, arba šitoj veikloj, tiksliau, net nevadinu aš vėlgi verslu, nors iš tikrųjų gaunu tikrai gerą atlygį. Bet aš nevadinu to verslu, man patinka tai labiau vadinti veikla, bendrystė, draugystė, bet tai vis tiek yra veikla, už kurią tu gauni motyvuojantį atlygį. Ir tai suteikia tau laisvę. Tai suteikia tau laisvę keliauti, susipažinti su naujais žmonėmis, kaip aš čia darau, lavandų laukuose, Prancūzijoje, Provence. Gavau kvietimą. Tu gali keliauti po visą pasaulį, aplankyti ūkius, susitikti begalės nuostabių naujų žmonių, girdėti jų istorijas, gauti įkvėpimą ir tada tą įkvėpimą perduoti kitiems. Nes kas yra žmogus be įkvėpimo? Nesakysiu. Kiekvienas žinome mes, kas mes esame be įkvėpimo. Ir kokia tada energija cirkuliuoja mumise ir kiek mes turim tada pajėgumų vidinių energijos daryti kažką tai gyvenime, kas neša taiką, ramybę, harmoniją į tavo gyvenimą. O kai tu esi laimingas, harmoningas, aplinka, kurioje tu esi, ir bangos, kurias tu sukuri nuo savęs, jos nuvilnija kažkur tai. Ir net labai labai toli, nes atgarsis ateina iš labai labai toli, net iš kitų kontinentų. Tai va. Svarbiausia yra sprendimas. Tai priimkit sprendimą. Priimkit paprastą sprendimą. Būti atsakingiams už savo sveikatą, už savo gyvenimą, savo gerovę. Na, žmogus, kuris irgi priima sprendimą būti šioje. Nes tai yra be galo vertinga. Ir jeigu pagalvoju, kas būsiu aš ir kaip būsiu ir su kuo būsiu ir ką veiksiu po 10, po 20 metų, kai bus pensija, kai bus tas poilsio laikas, aš nebesijaudinu dėl to. Dėl to, kad aš darysiu tą patį. Aš keliausiu, aš susitiksiu žmonės, aš bendrausiu, aš džiaugsiuosi iki paskutinio atodusio ir būdama laisva.
Tai va, kviečiu kiekvieną, kuris girdi. Prisijungti, išgirsti, patikėti ir leisti savo būti. Būti, kas nori būti. Būti pačia geriausia, nuostabiausia savo sielos versija šitam fiziniam kūne. Kviečiu, prisijunkite. Uostykime lavandas, tikrasias lavandas, lavandų angustifoliją ir kažkas pasikeis. Kažkas pasikeis, o aš visada esu čia. Laukiu jūsų. Iki.